Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari Jaya Yamunatira Vanachari Jaya Kunjabihari Jaya Kunjabihari
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Taigi šiandien mes skaitome Šrimad Bhagavatam 4 giesmės 28 skyriaus 29 tekstą. Upayame viryapanam Vaidarbhimalayadvacha Yudhi nirjitya rajanyan Pandya parapuranjaya. Upayame viryapanam Vaidarbhimalayadvacha Yudhi nirjitya rajanyan Pandya parapuranjaya. Dabar eilutę jūs atkartosite, ar ne? Upayame viryapanam Vaidarbhimalayadvacha Yudhi nirjitya rajanyan Pandya parapuranjaya. Ar norit pasakyti? Tik tai aš ne. Upayanam viryapanam Gerai, ačiū. Pažodinis vertimas. Upayame vedė. Virja už šaunumą ar narsą. Panam kaip apdovanojimą. Vaidarbhim Vidarbos dukra. Malayadvaja Judhi kovoje. Nirjitya po to, kai nugalėjo. Rajanyan kitus karalaičius. Pandya geriausias iš išminčių arba tas, kuris gimė Pandų šalyje. Paratranscendentinio. Puram miesto. Jaya užkariautojas. Šilos Prabhupadas vertimas ir komentaras. Šilo Prabhupada Kyjai. Karaliaus Vidarbos dukra Vaidarbį buvo nutarta ištekinti už nežabotos galios Pandų šalies gyventojo vardu Malayadvaja. Jis vedė karalaitę, nukariavęs kitus karalaičius. Komentaras. Pagal kšatrijų papročius, karaliaus dukros ranką laimi tas, kuris įvykdo tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, Draupadi ranka buvo pažadėta tam karalaičiui, kuris sugebės strėle perverti žuvį, taikydamasis pagal jos atspindį vandenyje. Krišna vedė vieną iš savo žmonų, nugalėjęs 7 galingus bulius. Pagal Vedų įstatymus, karalius atiduodavo savo dukrą į žmonas jaunikiui, įvykdžiusiam tam tikras sąlygas. Vidarbos dukra Vaidarbį buvo pažadėta karaliui Malayadvadžiai, kuris
kaip iškilus baktas ir galingas karalius atitiko visus jaunikių keliamus reikalavimus. Malaja Dvaja įkūnija tvirto kaip Malajos kalnas bakto, kuris pamokslaudamas suteikia nepalaužiamos stiprybės ir kitiems baktams pavyzdį. Toks Mahabhagavata yra nepralenkiamas polemistas. Tvirtas kaip uola baktas griežtai pasisako prieš kitas dvasinės koncepcijas – gyaną, karmą ir jogą. Aukštai iškėlęs atsidavimo tarnystės vėliavą, jis yra visada pasiryžęs nuvainikuoti su atsidavimo tarnystė nesusijusios transcendencijos pažinimo idėjas. Kaskart, kai tarp bakto ir nebakto užverda ginčas, tyras ir nepalenkiamas baktas visada triumfuoja. Sanskrito žodis pandija kilo iš žodžio panda – žinios. Nuvainikuoti nebaktų idėjas pajėgus tik itin išsilavinęs žmogus. Para reiškia transcendentinis, o pura – miestas. Parapura vadina Vaikuntą – Dievo karalystę, o žodis džaja reiškia užkariautojas. Tai reiškia, kad tyras baktas, kuris praktikuoja atsidavimo tarnystę su nepalaužiamu ryžtu ir kuriam pavyko nuvainikuoti visas nebaktų skelbiamas teorijas, gali užkariauti ir Dievo karalystę. Kitaip sakant, užkariauti Dievo karalystę Vaikuntą įmanoma tik praktikuojant atsidavimo tarnystę. Aukščiausiai Dievo asmenį vadina Adžita, nenugalimuoju, tačiau baktas atkaklia atsidavimo tarnystę ir nuoširdžiu prisirišimu be vargo užkariauja jo širdį. Viešpats Krišna, kuris yra patsai baimės įsikūnijimas, savo valia apsisprendė drebėti iš baimės prieš lazdą motinos Ješodos rankose. Niekas išskyrus baktą negali užkariauti Dievo Krišnos. Vienas iš tokių baktų sutiko vesti karaliaus Vidarbos dukrą. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganag Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigi dėkoju šiandien susirinkusias čia ir už telefonų ekranų. Ir šiandien mes skaitame Šrimad Bhagavatam 4 giesmės 28 skyriaus 29 tekstą apie karalių Purandžaną. Ir dar kartą perskaitysiu vertimą. Karaliaus Vidarbos dukrą Vaidarbį buvo nutarta ištekinti už nežabotos galios pandų šalies gyventojo vardu Malaja Dvaja. Jis vedė karalaitę, nukariavęs kitus karalaičius. Taigi prašau jūsų palaiminimų, kad galėčiau šiandien pasakyti kažką jums svarbaus ir prasmingo.
Taigi, Puranjana, kaip jau aptarinėjom praeitus tekstus, ir Puranjana reiškia besimėgaujantis kūnu, ir jisai galvodamas apie žmoną savo mirties akimirką, jis gavo kito moters kūną. Ir gyva esybė gauna kūną pagal tai, kokia sąmonė yra paskutinė gyvenimo akimirka. Tai dažniausiai apie ką buvo linkusi mąstyti visą gyvenimą. Ir jei galvojate apie dvasinius dalykus, tai didelė tikimybė, kad mirties akimirka mąstysi apie dvasinius dalykus. Tai šiame Bhagavatam tekste yra paminėti tokie kaip 4 punktai. Tai pradžioje, kaip karaliai atiduodavo savo dukrą vedyboms, taip pat jis gavo vyrą kaip Malaya Dvadžia, tai Mahabhavata, tai kokia yra tyros sielos Mahabhavata kvalifikacija ir kaip galima įveikti neįveikiamą Krišną, nenugalimą ir Krišnos neaprėpiamą malonę. Taigi šiame tekste paminima, kad pagal kšatrijų papročius karaliaus dukros ranką laimėdavo pagal kažkokias varžybas ir geriausias jaunikis, ir kad tai yra tėvo pareiga. Tėvas organizuoja kažkokias varžybas ir tada geriausias jaunikis laimi ranką. Pavyzdžiui, kaip Drupadi ar Sita Rama, kai sulaužė lanką. Ir kad karalius Puranjana, kadangi mirties akimirka galvoja apie žmoną ir jisai gimė moterim. Ir kaip jau minėjau, praeituose tekstuose buvo aptariama, kaip svarbu, ką galvojame paskutinę gyvenimo akimirką. Ir tokiu atveju, tai šiek tiek vis tiek dar ta tema, tokiu atveju kažkas gali pagalvoti, kad tada gal geriau būti brahmachariu ir tada nevesiu ir neturėsiu tokio pavojaus, kad mirties akimirką, o negalvos apie žmoną. Bet pavojus vis tiek yra ir brahmachariams, ir jie mintise gali vis tiek galvoti apie moteris. Ir čia tokį įdomų pavyzdį vienoj paskaitoje klausiau, kai Bhakti Vidyapurna Svamis pasakojo, kad Majapūre, kur Majapūras jau tokia šventa vieta, ten viešpačiai Tanijos, ir yra toksai brahmacharis, ir jis buvo labai griežtas ir labai nuoširdus ir rimtai nusiteikęs savo praktikoje ir kiekvieną dieną laikosi labai nustatytos programos ir taip toliau. Ir Bhakti jo vieną dieną paklausė, tai kodėl tu toks griežtas, kodėl tu taip griežtai ir rimtai visko laikaisi. Ir jisai, žinot ką atsakė, nes kitame gyvenime noriu patekti į dangiškas planetas ir ten noriu mėgautis su moterimis. Moteris dangiškose planetose negali būti lyginamos su moterimis šioje planetoje. Todėl ketinu atlikti tiek daug askezių, kad dangiškose planetose galėčiau mėgautis su jomis. Tai jis tai pasakė ne juokais, jisai tai darė sąmoningai ir rimtai. Tai iš tikrųjų tai čia toksai kuriozas, kad nesvarbu, ar tu vedė žmoną, tavęs gali būti brahmacharis, bet tavęs neapsaugos, kad paskutinę akimirką negalvosi tokių nesąmonių. Arba toliau dar vieną istoriją irgi išgirdau, kaip Bhaktas vienas užvažiavo, su mašina, jisai kažkaip ant traukinio bėgių buvo užvažiavęs ir kažkaip užstrigo tą mašiną ir jis negalėjo padėti ir traukinys atlėkė ir ten viskas taip greit vyksta ir jisai pradėjo galvoti apie Krišną, nes kadangi Bhaktas, bet vis tiek jau po to, jau kaip pačią paskutinę sekundę galvoju, o kaip mano žmona? Tai tokios vadinamos, kur žmonės kartais patiria kur jau labai šalia mirties, tai jie gali save pasitikrinti irgi, tai apie ką tą akimirką galvoja, ar jie pasiruošia ar nelabai iš tikrųjų. Tai o šiuo atveju Puranjana jisai gimė moterimi, bet kadangi jisai užsiėmė pamaldžia ir darbinga veikla, todėl jam
šį gyvenimą buvo suteikta galimybė tapti galingo karaliaus dukterimi. Ir ne tik karaliaus, bet ir Tyro atsidavusio. Ir jei užsiema dorybinga veikla, tai kaip pagal šventraščius rašot, gimstate arba turtingoje šeimoje, arba atsidavusioje brahmano šeimoje. Ir tada galit lengviau suprasti dvasinio gyvenimo svarbą. Turtingoje šeimoje jums nereikia rūpintis materialiais dalykais, todėl galite susitelkti į dvasinę praktiką. O šiuo atveju Purančianui buvo duota ir viena, ir kita. Ir ta atsidavimo tarnystė ir yra tas amžina banko kreditinė sąskaita, kur jisai buvo papildęs ją gerokai ir jisai šį gyvenimą, nors gimė moterim, gavo kaip vyrą Tyrą atsidavusi. Tai Purančana šitame tekste ir tą kitą gyvenimą buvo žinomas kaip Vaidarbi, karaliaus Vidarbos duktė. Ir dukra buvo paskirta ištekėti už labai galingo karalius ir Čabakto Malajadvadžios, jo toks vardas. Tai jisai kaip tvirtas, kaip Malajos kalva. Ir būti tvirtam reiškia būti pastoviam. Taigi Vaidarbiu ištekėjo už karaliaus Malajadvadžią, kur Dvadžia reiškia vėliava Malajų kalvų. Ir čia taip tas paaiškinimas toks sudėtingas, bet kažkaip pripildyta sandalo medžio, o sandalo medis, kadangi geriausias iš visų, tai kaip ir geriausias iš geriausių. Bet jis tiesiog, čia vėliau aptarsim, toksai nepalaužiamas ir tvirtas faktas. Tai Malajadvadžia buvo didis bhaktas ir dėl to įgijo tvirtą ryžtą būti atsidavimo būsenoje. Ir būdamas bhaktas jis visiškai neturėjo abejonių ir niekada nebūna kažkoks pasimetęs ar abejontis sutrikęs. Ir jisai stovi tvirtai kaip kalnai, tai tie Malaj kalnai. Būtent pietinėje Barato dalyje galima rasti Malajos kalną, tvirtą. Ir ši vieta laikoma atsidavimo Bhagavanui gimimo vieta. Žmogus, kuris taip atsidavęs Višnu, laikomas lygiaverčiu Malajos kalnams, kiek tai susiję su jo atsidavimu. Tai šis karalius labai tvirtas, nes gali nugalėti visas kitas vedų sampratas. Tai čia kaip šitam tekste rašoma, gyana, karma, joga. Ir jis padaro kitus atsidavusius, panašiai tvirtais ir gali nudominuoti kitų nuomonę. Ir visas kitas dvasinės sampratas argumentuotai. Stovėdamas su vėliava, jis visada pasiruošęs nugalėti kitas dvasinės koncepcijas. Jei tik yra nesutarimas tarp atsidavusių ir neatsidavusių, Tyras atsidavusysis visada laimi. Tiesiog jo širdis buvo švari, Tyras bhaktas. Žodis pandija išeina iš žodžio panda, kuris reiškia žinios. Ir jeigu žmogus nėra labai išsilavinimas, jis negali nugalėti kitų, diskutuodamas, pavyzdžiui, apie bhaktį, ar ne? Ir žodis para reiškia transcendentinis, o pura reiškia miestas. Parapura reiškia vaikunta, Dievo buveinė. O žodis džai reiškia tokį, kuris gali nugalėti. Tai reiškia, kad Tyras atsidavusysis, kuris yra stiprus atsidavimo tarnystėje ir kuris gali įveikti kitas koncepcijas, kur ne apie atsidavimą. Ir taip pat gali įveikti Dievo karalystę. Tai iš atsidavimo nektaro žinome, kad yra Kaništa adikari, Madhyama adikari ir Utama adikari. Nežinau, ar visi žino šitus terminus, bet yra 3 atsidavusiųjų lygiai. Tai Kaništa adikari ir pagrinde matuojam pagal tikėjimą ir pagal žinias. Tai Kaništa adikari labai trapus tikėjimas ir labai lengvai gali nukrypti ir tiesiog čia daugiausiai tie, kurie pradeda praktikuoti ir jie neturi visai žinių ir bet kada kažkas gali pasakyti ir jie gali kažkur. Todėl jų tas tikėjimas labai trapus ir jis turi būti apsaugotas. Madhyama adikari, jo tikėjimas jau yra stabilus, bet jisai dar nežino pilnai, neturi pilnų žinių. Tai jisai ne ekspertas diskutuoti ar nugalėti kažkaip kitus argumentus, bet jisai jau pamokslauja ir turi kažkokių žinių, ar ne? O Utama adikari,
apie kurį ir šitame tekste kalbama, Malaja Dvadžia, yra tvirtas tikėjimas ir jis labai išsimokslinęs ir gali nugalėti kitus ir kitas koncepcijas ir gali kitus padaryti irgi Krišnos sąmoningais. Tai jis jo tvirtas tikėjimas, jisai tyras atsidavusis, ekspertas žiniose ir gali nugalėti kitus argumentus ir labai pažengęs tyroj atsidavimo tarnystėje. Jo širdis yra švari ir pasiekus visišką realizaciją. Tai dar iš tikrųjų man toksai skaitant kilo klausimas ir paskaitose irgi iš tikrųjų nėra, kad pilnai jisai atsakytas, bet, pavyzdžiui, Puranjana tai atliko darbingus darbus, o ir dėl tų darbingų darbų gavo tokį vyrą, bet Malaja Dvadžia, kodėl jisai vedė, jeigu jisai buvo tyras atsidavęs, kodėl jisai vedė tą moterį. Tai ar Puranjana, ar Vaidarbį nusipelnė tokio vyro. Taigi nėra patvirtinta kažkokių kad argumentų šventraščių ar iš paskaitų, bet ko gero tai buvo tiesiog nulemta. Ir kadangi jisai buvo karalius, tai jis turėjo turėti žmoną ir vaikų. Ir tai tiesiog iš tikrųjų malonė. Čia panašiai, ko gero, reikėtų vertinti kaip daugiau kaip guru ir atsidavusis, kai tiesiog yra guru malonė priimti mokinį, nes mokinys nenusipelnė, jo širdis dar nėra švari. Taigi, taigi Puranjana, kad nors jisai ir buvo, aš ir mano koncepcijoje, kūniškoje koncepcijoje, ir galvoju, kad jisai kontroliuoja ir jisai buvo prisirišęs prieš savo juslių ir galvoju apie žmoną ir gimė moterim, tačiau, kaip matot, Krišna niekada neapleidžia ir duoda šansą. Ir todėl šį gyvenimą, nors jisai kaip ir nieko nenusipelnė, nes niekas jam nepriklauso, ištekėjo už tyro atsidavusiojo ir nesavanaudiškai tarnavo ir priėmė prieglausti ir taip pasiekė tobulumą. Ir mūsų atveju dabartiniai praktikuojančių, ta atsidavimo tarnystė, utamadikari, tam tyram atsidavusim, būtų bendravimas su Šrila Prabhupada. Tai kaip mes galim bendrauti su Šrila Prabhupada, tai skaitant jo knygas ir klausant paskaitų. Arba bendraujant su tais, kurie yra labai artimi Prabhupadai. Tai ir tam reikia pasiduoti ir atsiduoti. Ir toliau šitame tekste kalbama, kad kaip galima nugalėti nenugalimą Krišną. Krišna nenugalima savo bhakti, kaip jie gali nugalėti savo meilę, ar ne? Tai čia buvo paminėta, kad tyras atsidavęs gali pavergti net neįveikiamą Krišną. Ir kaip tai galima padaryti, tai atsidavimo nektarė rašo, kad tik per tyrą atsidavimo tarnystę. Ir nuoširdų prisirišimą. Tai dar turi būti nuoširdus prisirišimas, ar ne? Tai kaip Šrimad Bhagavatam 10 giesmės 14 skyriaus 3 teksto, neradau čia iš tikrųjų tos dalies Šrimad Bhagavatam, bet maždaug, kad kalbant apie žodį džita užkariauta, žodžiai tanuvan manobhi rodo, kad tyri viešpatės Krišnos bhaktos užkariauja jo kūną, žodžius ir protą. Viešpatės Krišnos kūnas užkariautas, nes jis visada lieka šalia savo tyrų bhaktų, jisai nori būti savo šalia tyrų bhaktų. Viešpatės Krišnos žodžiai nugalimi, nes jis visada šlovina savo bhaktus, gieda savo bhaktų šlovę. O viešpatės Krišnos protas nugalimas, nes jis visada galvoja apie savo mylinčius bhaktus. Tai jei žmogus nėra labai išsilavinęs, jis negali įveikti kitų sampratų ir kitų koncepcijų. Ir todėl gali užkariauti Dievo karalystę tik atlikdamas atsidavimo tarnystę. Ir niekas negali užkariauti tik atlikdamas atsidavimo tarnystę ir nuoširdžiai prisirišęs prie viešpaties.
Taigi atsidavimo tarnystė yra kelias, kuriuo eidami apvalysite savo protą ir jusles. Ir baktų troškimas yra patenkinti viešpatį. Tada žmogus sugebės valdyti savo protą ir jusles. Ir praktikuodamas ir garbindamas viešpatį. Rūpa Gosvami atsidavimo nektare nurodo 9 atsidavimo tarnystės procesus. Tai yra nurodytas procesas, kaip tą tyrą atsidavimo tarnystę galima atlikti. Tai pasiekiama labai retai, nes Krišna susižavi savo baktų meilę, tai jisai tada kaip jisai supandžytas. Mes priemame prieglobstį prie Harilotoso pėdų, kai mes priemame viešpaties prieglobstį. Taigi tie 9 atsidavimo tarnystės procesai yra Šravanam, tai klausimasis, kaip Maharadža Parikšitas klausė Šrimad Bhagavatam paskutinės savo 7 gyvenimo dienas. Kirtanam, tai kartojimas ir giedojimas, tai Šukadevė Gosvami Bhagavatam Maharadžai Parikšitui. Tada prisiminimas viešpačio, Višnu Smarana, Pralada Maharadža, kaip pavyzdys. Tada tarnauti viešpatės lotosinams pėdoms Padasevanam, tai kaip Lakšmi, jinai buvo visą laiką įstraukus tarnystę tarnauti viešpatės lotosinėms pėdoms. Arčanam, tai dievybių garbinimas, tai Maharadža Pritu. Toliau Vandanam, tai malda, kaip Akrura, meldėsi Krišnai, kai jisai keliavo į Vrindavaną pamatyti. Ir tada nurodymų vykdymas, tai yra Dasyam, tai kaip Hanumanas, kai Ramachandra jam davė nurodymus. Ir taip pat tarnystė kaip draugui, Sakyam, nežinau ar tiksliai išverčiau. Kaip Arjuna buvo toks artimas Krišnai, kad Krišna tapo jo kaip karietos vadėliotojų, ne? Ir visiškas atsidavimas, tai Atma Nivedanam. Taigi giedojimas ir klausimasis, kartojimas Mahamantros yra tvirtas dvasinio gyvenimo pagrindas ir nėra skirtumo tarp šventojo vardo ir paties viešpaties. Todėl, kai giedame, mes įsitraukiame į šitą procesą ir mūsų širdis apsivalo. Tai kaip atsiminti viešpatį? Tai Nama Rūpa Lyla Guna. Tai Nama, tai kokia galinga yra švento vardo galia atsiminti. Taip pat Rūpa tai forma, Lyla viešpatės amžini žaidimai ir Guna savybės. Tai tyras atsidavusis jis gali įveikti Vaikunta loką, o mes esame Kunta lokoje, ten, kur nėra nieko išskyrus nerimą ir nesvarbu, kaip tu stengsies, kad ištrūktum. Tai va, per tyras atsidavusius, per tarnystę jiems, per atsidavimo tarnystę galime ištrūkti iš to gimimo ir mirčių rato. Taigi, stiprios atsidavimo tarnystės dėka baktas gali užkariauti viešpatį. Ir stiprus atsidavimas reiškia ir prisirišimo lygį, kada vykdome su visišku ryžtu ir įsitikinimu ir be nukrypimų. Tai yra, skaitosi, kad atsidavimo tarnystėje 3 dalykai. Tai būti entuziastingais, būti pasiryžusiais įveikti kliūtis ir būti kantriais. Tai pavyzdys irgi būtų Šrila Prabhupada, kaip jisai buvo pasiryžęs vykdyti savo dvasinio mokytojo nurodymus ir jo nesulaikė, kai jisai sėdo į laivą pamokslauti, vykti į Ameriką, pamokslavime anglų kalba, tai nesulaikė jo nei širdies smūgiai ir
ir jisai neturėjo ir pinigų ir taip toliau, bet jo ryžtas, entuziazmas ir kantrybė buvo nepalaužiami, todėl jisai ir tyras baktas, tyras atsidavęs. Tai kaip ir minėjau, jeigu mes bendravome su Prabhupada, skaitant jo knygas, klausant ir bendraujant su baktais, tai irgi dvasiniais mokytojais, kurie artimi Šilai Prabhupadai, tai mes galime kaip pažengti atsidavimo tarnystės keliu. Bet Kali Jugoje taip pat irgi daug yra spekulacijos, mes mėgstam spekuliuoti, tai reikėtų pasitikrinti guru sadhu šastrą. Tai su guru sadhu sanga ir šastra pagal šventraščius. Taigi, čia jau aptariama ant gale šito teksto, kad viešpats gali būti kaip gali būti nugalėtas, ar ne? Tai konkurencija tarp baktų ir viešpatės, kad baktai nori pasitarnauti Krišnai, o Krišna baktams. Ir baktas bijo Krišnos, o Krišna bijo motinos Jašodos lazdos. Ir jogai, pavyzdžiui, kokie nors jogai negali pagauti Krišnos, o mama Jašoda savo atsidavimu galėjo pagauti Krišną, ar ne? Ir čia man pasirodė tas keistas, toks čia iš paskaitos girdėjau Gopal Krishna Maharaj, kad jisai taip pasakė, o Krišna nori pasitarnauti baktams, ir galvoju, kaip čia dabar kažkaip tokia prieštara viduje kilo, ir po to tokią vieną istoriją radau, kuri man buvo negirdėta, kaip Krišna nešė Draupadi tas šlepetės. Nežinau, ar jūs girdėjo šitą istoriją. Tai čia trumpai. 9 Mahabharatos Judžiamos dieną Duryodhana nuvyko į Bhishmos stovyklą pastarti dėl strategijos, kaip laimėti karą. Ir jis pasakė Bhishmai, kad Kauravams reikės visos pagalbos iš visos širdies, norint nugalėti Pandavus. O Bhishma turėtų padaryti viską, kad juos sunaikintų. Ir Duryodhanos tonas ir žodžiai netiesiogiai reiškia, kad Bhishma kare neišnaudoja savo įgūdžio ir neprilygstamos galios. Ir Bhishma pažadėjo Duryodhanai, kad jis nužudys visus Pandavus ir karalystė atiteks jiems. Duryodhana labai apsidžiaugė ir grįžo į savo stovyklą, o tai išgirdę kai kurie Pandavų šnipai atėjo ir papasakojo Draupadi apie naują Bhishmos pažadą Duryodhanai. Ir Draupadi sužinojo naują Bhishmos tokią galę ir tą naktį negalėjo užmigti. Tai kai jinai užmigo, kai visi užmigo, jie lėtai atsikėlė ir pradėjo eiti per prastai apšviestą mūšio lauką link Bhishmos palapinės. Ir Krišna tai pamatė iš tolo ir pribėgo prie jos, ir nes jos šlepetės, arba čia taip vadinama padukam, labai juokingas vadinamas, kėlė triukšmą. Ir Krišna išsigando, ar tai nepabudins visų karių. Todėl Krišna paprašė Draupadi atiduoti savo padukam ant tą šlepetės. O jis pasakė, kad jas kad jisai nunešęs, nes jos kėlė triukšmą. Jis bijojo, kad nepabūsti tie kariai. Tai nedvejodama Draupadi atidavė padukam ir jie ėjo link Bhishmos. Jie pamatė, kad Bhishma vaikštinėjo po palapinės viduje ir šviesa iš palapinėje kabančios lempos buvo labai tokia blausi, nebuvo labai šviesu. Draupadi įėjo į vidų ir iš karto padarė jam namaskar. Tai čia, tiesiog pasveikinimas, nusilenkimai. Ir silpnoje šviesoje Bhishma tik suprato, kad tai moteris ir palaimino žodžiais, kad dirga samangali bhava. Tai reiškia, tegul ilgai gyveni su savo vyru. Čia vertimas, nežinau, labai tikslus, bet... Tai Draupadi tapo labai laiminga ir tai buvo viskas, ką jinai norėjo išgirsti. Jei Bhishmos palaiminimai turi būti teisingai, tai jos vyrai negali žūti kare.
Ir jį visiškai tikėjo meiliais Bišmos palaiminimais. Ir atsikėlęs Bišma pamatė, taip jau kai arčiau, kad tai Draupadė ir giliai susimastė apie savo suteiktus palaiminimus. Ir lauke jis pamatė šešėlį ir paklausė, kas ją lydi. Į vidų įėjo Krišna su Draupadį padukum, su tam šlepetėm rankose. Bišma išraudo, Krišna, tu neši Draupadį padukam, šlepetės. Nenuostabu, kad žmonės tave vadina Bhakta Paradinan arba Bhaktų tarnas. Tik tada Draupadį suprato, ką iš panikos padarė, norėdama susitikti su Bišma. Ji tarė, Krišna, Bhakta Vatsala, kokią atgailą galiu padaryti už šį Mahapapam. Nežinau, čia turi žodžiai. Aš priverčiau tave nešti mano padukam, mano šlepetės, kur Bharata Maharadžas 14 metų darė tavo padukam, čia toks vertimas, prašau, atleisk man, ir jinai apsipylė ašarom, kad taip galėjo atsitikti. Jinai tiesiog buvo panikoje ir tiesiog, tai Bhakti, kad paprašė tarnystės Krišnos, netyčia. Krišna nusišypsojo ir pasakė jai, kad laikas grįžti į stovyklą. Draupadį prisiminė, ką Krišna pasakė Durvasa Maharadžui, kai po to sakė Sudaršana Čakra, kad nubaustų Durvasą už tai, jog jis įskaudino vieną didžiausių Krišnos bhaktų Ambarišą. Tai buvo Krišnos žodžiai. Aham bhakta paradino, Jasva tantra iva dvidžia, sadubhir grasta ritajo, bhakter bhakta jana priya. Mane visiškai kontroliuoja mano bhaktai. Iš tiesų, aš visiškai nesu priklausomas, kadangi mano bhaktai visiškai neturi materialių troškimų. Aš gyvenu jų širdise. Ką jau kalbėti apie mano bhaktus, kurie yra mano bhaktų bhaktai. Jie yra man labai brangus. Taip atsidavusi, jie kaip ir nebijo mirties, nes Krišna visą laiką juos suteikia šansą ir jie mato daugiau tai, kad Dievas juos kviečia ir atsidavimo tarnystę atlieka materialiam pasauliui ir tą patį gali daryti dvasiniam pasauliui. Tai Krišna, kai motina Jašoda norėjo jį pririšti, tai motina ir jisai leido jai supančiati jį savo meilę. Kad mano motina taip stengiasi mane pririšti ir leidžia jai mane pririšti galiausiai. Iš pradžių kažkaip trūko 2 pirštai pastangos, ar ne, ir vienas pirštas malonė. Visą laiką buvo virvė per trumpa 3 pirštais. Tai ir Krišna iš tikrųjų bijojo savo mamos. Čia tokia Tai pastangos, nuoširdumas ir ir malonė. Tai jei stengiasi būti Krišnos sąmoningas, Krišna atsilygins. Bet jeigu nesistengsi, tuomet nereikia tikėtis, kad tapsi tiesiog Krišnos sąmoningu. Tai yra reikalingi tie 2 pirštai pastangos, nuoširdus prisirišimas. O jau malonė, irgi 3 pirštas, bet tie 2 pirštai irgi turi būti. Tai Dievas padeda tiems, kurie patys savo padeda. Ir atsidavimo tarnystės kelias toks saugus, kad net jei bėgsite šiuo keliu užmerktomis akimis, nenukrisite. Čia taip Gopal Krišna Maharadžas savo paskaitoje sakė. Atsidavimo tarnystė tai yra jūsų amžinai banko sąskaitai. Tai čia vienintelis dalykas, kaip jūs galite papildyti savo tą amžiną banko sąskaitą. Tai ir mums labai pasisekė, nes mes šiuo metu turime viską, kad nugalėtume, kaip sakant. Tai mes turim šventiklas, turim bendravimą su atsidavusiais, turim skono bhaktus ir tiesiog turime to pasinaudoti, bendrauti su Šrila Prabhupada taip pat. Ir tiesiog galime taip save pamatuoti, kad kas palanku, daryti tai, kas palanku Krišnos sąmonė ir tai, kas nepalanku.
Tai tyras atsidavusis, jis užsiema 24 valandas atsidavimo tarnystę ir jis nenori išvaistyti ne minutės. Ir jei stengiasi, Krišnos malonė tikrai ateis. Ir reikėtų tvirtai laikytis mokytojo nurodymų. Ir taigi atsidavimo tarnystė yra vienintelis būdas nugalėti Dievą. Ir šiuo atveju Puranjana vien dėl to, kad palaikė ryšį su bhaktais ir tai jam labai pasisekė ir jisai tapo žmona Tyro atsidavusi ir per atsidavimo tarnystę, kaip besąlygiškai tarnaudama Tyram atsidavusiai, Vaidarbį pasiekė tobulybę, nes toks Mahabhavata, jis gali nugalėti visas kitas sampratas, Gyana, karma, joga, ir Tyras bhaktas visada tampa nugalėtojų tarp bhaktų ir ne bhaktų ir gali nugalėti net Krišną. Tai yra atsidavimo tarnystė Kydžiai. Tai tiek norėjau pasakyti. Ir gal turite jūs kokį klausimą? Ištintas sako, ačiū, buvo įdomu. Kitą kartą užduosiu klausimą. Tai gerai, klausimų aš nematau, jeigu kažkas žiūrintis nori užduoti klausimą. Bet galit vis tiek užduoti ir po to pasižiūrėsim. Taigi, tada šiandien tiek. Šrimad Bhagavatam Ki Jai. Šrila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande.